Grinda yra novatoriška, išskirtinė ir labai draugiška. Mano darbe labiausiai praverstų supergalia, jeigu aš galėčiau kalbėti su gyvūnais. Tai būtų labai stipru, nes aš žinočiau visada, ko jie nori ir ką jie jaučia. Kolegos man labiausiai patinka tie, kurie turi gerą humoro jausmą ir su jais visada smagu pabūt, pasikalbėti ir džiaugiuosi tuo, kad juos turiu. Tai didžiausias iššūkis, tai šis projektas, jis prasidėjo dar 2019 metais ir kaip jis buvo planuojamas nuo tada, o darbus mes pradėjom šių metų pradžioj. Tai visas kraustymasis ir visa statyba, projektavimas, tai turėjom tikrai daug galvos skausmo, bet rezultatas džiugina. Ir ne tik mane, bet tikiu džiugins ir gyvūnus, ir mūsų darbuotojus. Buvo boso diena prieš kokius 4 metus. Kaip tyčia susirgo mano dukra ir aš buvau namuose, tuomet dar gyvenom bute 6 aukšte ir man skambina mano kolega, sako, Agne, pažiūrėk pro langą. O jis stovi su didžiuliu užrašu, su boso diena, su pica ir tai labai nustebino ir džiaugiuosi ir tai visuomet prisimenu. Savybė, kurią kolegos žavisi, manyčiau, kad yra mano tas atvirumas ir lengvas su manim bendrauti, bent aš taip galvoju. Tai esu šiaip linksma ir sakau, paprastai randu kalbą su visais. Išmokau, kad nieko nėra neįmanomo ir tai turbūt labai atsispindi tiek ir projektuose vykdomose, tiek ir kasdieniuose mūsų darbuose. Tai projektai kaip ir apie šį projektą norėčiau pasakyti, o darbai tai kartais gyvūnų gyvybių gelbėjimas, tas, kai atrodo, kad jau viskas, bet tu darai ir gyvūnas atsistoja va taip ir viskas pasikeičia, tai aš dėl to labai džiaugiuosi ir tai vertinu. Aš jau dirbu 10 metų, šiemet buvo ši graži sukaktis ir tik atėjus supratau, kad tai mano vieta ir dirbau veterinarijos gydytoja, o prieš gal 4 metus pradėjau vadovauti šiam skyriui.